Čia tikrai ne pietucham žiūrėt, na. Jeigu ką. Tai kas pietuchai esate išeiti iškart reikalauju. Nesupratau, kas čia buvo. Ai, čia tokis diedas buvo. Ai, boba. O tai nesupratau, kur dėdas dingo. Prie bobos diedas. Petrai, čia tu šalia guli? Tai tikrai galiu ir pagulėti. Vienas iki darbo dieną aš nusipelnęs to pagulėti ir pasilisėti. O tai ką jūs ten darėt? Ai, kulę krapštė. Aš niekam nesu priklausomas kažkam aiškit, kad aš turiu... Diedas peipį krapšto, boba, kaip traukė per nagus. Klausyk, Petrai, vėl internetą pasijungi ir žiūri suaugusių filmukus? Na ir viskas, ir taip ir gavosi, kad čia ne prie ko internetas buvo, žinai. Nu. Diedo vėl, rankos užklyno, vėl diedas ima, vėl per nagus, boba. Petrai, tai ką, nuotykių ieškai? Čia, žinai, sakau, nereikia niekur kitur ieškoti, viskas šalia būna. Sako, boba, ką tu ten darai ant diedo? Tai ką, vėl lindo? Boba vėl per nagus traukė. Viskas gyvenimas baudžia. Rėkė tas diedas, Vytai, nebūk gyvūnės. Vytai, žiūriu, hrenovas tu suteneris, jei mergos tikros negali parūpint. Mokėjo savo šaibas, kad va štim darytų tokias nesąmonę. Petrai, tu man paaiškink, ko tu čia atėjai? Neturiu nei žmonos, nei vaikų, tėvo. Petrai, tai ir neturėsi, taigi pasižiūrėk, čia ne boba, čia vyras. Piderai, kurva, išpėsi į šikną, nahui, sugrūsiu armatūrinį vamzdį, kurva.